Normaliai? Biški tankai. Va jau. Taigi, laba diena visi. Šiandien per Otukų TV mes kalbėsime apie mūsų ateities planus. Tai apie žaidimus, gamingą, kalbėsime apie muziką, tai bus vėl tikriausiai kokie nors infros koncertai. Mes turim vieną čia infros dalyvį, kuris tikrai galės kažką tikriausiai pasakyti. Ir apie mūsų cosplay, apie mūsų Otukų klubą. Raikščių vėdą, raikščių! Kiras. Vėdą, bus gerai. Gerai, tęsiam. Svirtai, tiek išpaityti. Taigi, žaidimų sekcija. Dėl to tikriausiai yra labiausiai viskas aišku. Ne, pasiuosi, man reikia aplinką apeiti. Dėl žaidimų, svarbiausia, aš vienas kalbu. Na tai taip. Dėl žaidimų sekcijos vienas dalykas yra aiškus tai, kad mūsų žmonės vaikai susirinko, kas dalyvaus. Liko keli žmonės, kurių trūksta, kurie neturi kompą ir vis tiek trūksta. Taigi aš toj biškai perėsiu per tos žmonės ir pristatysiu juos. Taigi ten mes matome Antaną, Minecraft'e žinomas kaip Korakį. Ar teisingas? Karakulis. O, man SMS atėjo. Ten mes matome Efką, tai aš, jeigu jūs dar nežinote, apie kokį žaidimą kalbu, aš kalbu apie Minecraft'ą. Tai va. Čia mes matom Brigitą, kuri kol kas dar nežaidžia. Dėliai trūksta kompo. Kas turi su čia? Čia matome Oną. Žinoma kaip Kera Minecraft'e. Žinoma. Ir aš net nežinau kaip jį pavadinęs, ar nekarto Minecraft'e nesu jo matęs. Va būtent, kad... Ir dar matote mane, Minecraft'e žinomas. Tai yra 2i ir didžios raidės Ryčiai. Ryčiai dar taip galim pavadinti iPhone aplikacija su 2 i raidėm. Ir nežinau, kodėl toks pavadinimas. Ir dar trūksta 2 žmonių, tai čia trūksta Renatos, kuri visas šalia manęs, kuri yra mano dešinė ranka, o aš esu jos kairė ranka. Ne, aš jos kairė koja esu. Taip. Aš žinau, kad jūs taip pagalvojat. Ir dar trūksta Arnoldo. Jeigu jūs matyti dabar jo veidą. Jis toks sustrikęs yra. Manęs tikriausiai vėl pilnai nesimato. Na iš kitų ir aš būsiu produktas. Taip matau. Nu gerai. Ištvyrkit man blogą. Aš pats toks esu. Ačiū, kad priimėt, man apie labiau rankas skauda. Žinotum, ką aš veikiu. Dabar vėl veidį turėtų matyti, bet tiesiog kamera yra per toli, kad aš čia pasukčiau. Ir va, taigi trūksta vėl, kaip sakiau, Arnoldas, žinomas kaip SMOOT588, žinau, kad teisingai tarp tiesiog tą vardą. Jisai nepriklauso mūsų Otukų klubui, bet jis tiesiog dalyvauja gameriuose. Galbūt tai priklausys kada nors, jeigu tikrai norės ir jeigu kažką tikrai pradės veikti tokio. Aš nemoku strateginių žaidimų žaisti absoliučiai. Aš ką darau strateginius žaidimas, tai aš lakstu ir visiems trukdau. Mane bandė mokyti. Žaidė šiausiai visus. Aš nemokėjau žaisti, kaip tu išmoks. Taip, aš Išmoks. Rem. Tu nesupranti, mano Britas man geriau žaidžia. Jam... Eina 7 klasė, maždaug. Bet tu man Mano mama geriau už mane strategiją žaidžia. Aš va tiek esu strateginis žaidimas yra LOL'as, taip garsiai galim pasijuokti, Laugh Out Loud yra League of Legends. Ir bus dar visokių kitokių žaidimų, nuo manęs gausite tikriausiai Super Meat Boy, kai kuriems patinka žaidimas, man patinka tas žaidimas. Strategijos nulis iš tikrųjų, bet epic žaidimas Super Meat Boy. Facecam. Mano veidas... Kas čia buvo? Kodėl nesigauna? Čia žmonių čia yra. Vidai, mano Palangoje. Tu gali žaisti kažkiek Aš galiu. Va šitas žmogus tikriausiai žais Amneziją su Facecamu. Tu galėsi iš jo pažengti, nes aš tikrai negaliu skėlės žaidimų žaisti. Aš pažaičiau 5 sekundės, aš iš karto išjungčiau. Aš negaliu tokių žaidimų žaisti. Aš po to nemėgosiu naktis, aš taip nemėgau. Kokios dar žaidimų? Terraria viskas žais iš tikrųjų. Aš padarysiu truputėlį retro žaidimų, tai yra žaidimai kokį nors senį PlayStation žaidimą, Game Boy kokį nors emuliatorių, tenais Legend of Zelda bus, žinau, kad pas man nemažai žaidimų.
Super Mario nelabai dar. Turbūt, bet pats tas retro toks žaidimas, tas Legend of Zelda, kai tie ant Game Boy tie žaidimai bus nufilmuoti. Žinai, ką dar mašiau? Tam taradam! Čia o. Tapo. Castlevania jo irgi retro geras žaidimas bus. Ir va, iš mūsų labai daug gaunasi, kad žaidimų gausite daugiau negu anime. Anime gausit, kai bus cosplayer papušiai, tai kai neturėsime ką veikti. Muzika. Osu irgi yra žaidimas. Osu latvalį. Nebet reikia, jeigu aš video atimčiau. Ir jeigu kažkas kitas ostintų, ne aš. Šiaip nebūtinai online. Tiesiog simplus. Tai įdomus draugai. Nors... Karaoke partija. Karaoke partija tikrai mes darysime, filmuosime. O ten tai bus, man iš namų išvarys. Kaip ai? Tai va, ir... Bus kaip tau vaikilai kontrolių sudėjau. Tai maždaug kaip. Bus panašiai. Išsižvengs iš mūsų. Taigi dabar šitas žmogus dabar pakalbės. Norėtumėt sužinoti apie mūsų grupę, nueikit į YouTube, parašykit Infraband, ten mes turėtų išmesti video mūsų vlogo pasakojimą. Reikia vesti infros vlogas, kažką tokio, arba infra degėjim. Ten bus mūsų daug. O taipogi, jeigu jūs tikrai norite tapti infros fanai, norite sekti, kas vyksta infro, tai subscribekite šitą kanalą, o taipogi laikinkite infros grupę.